Lėja ir Jonas ką tik pradėjo naują gyvenimo etapą jaukiame ir ramiame miestelyje, toli nuo šurmuliuojančio miesto gyvenimo. Jie persikėlė į šį mažą miestelį ieškodami ramybės ir tylos, norėdami pabėgti nuo miesto chaoso. Tačiau jie nežinojo, kad šis idiliškas miestelis slepia tamsias paslaptis, kurios pakeis jų požiūrį į gyvenimą. Įsikurdami jaukiame kotedže, jie pajuto nerimą dėl miesto šiurpios tylės. Gatvėse nesigirdėjo juoko, o vietiniai gyventojai, nors paviršiuje ir buvo draugiški, laikėsi atsargiai. Sera ir Michaelas negalėjo nepasijusti kaip pašaliečiai šioje darnioje bendruomenėje. Vieną vakarą smalsumas paėmė viršų ir jie nusprendė papietauti garsiausiame miesto restorane Liukokute. Restoranas buvo mįslė, visada pilnas lankytojų, bet apgaubtas paslapties skraiste. Pora buvo girdėjusi šnibždesių apie jo garsųjį šefą, kuris buvo žinomas dėl savo kulinarinio genijaus ir žiauraus elgesio. Užėję į prieblandos apgaubtą įstaigą, juos pasitiko išskirtiniais patiekalais kvepiantis oras. Restoranas buvo gyvas nuo indų žvangėjimo ir švelnaus pokalbių šurmujo. Pora negalėjo nepasiduoti magijos, kuris tarkiai kontrastavo su miestelio apleistumu. Tačiau po gastronominio malonumo kaukę restorane tvyrojo grėsmingas srovė. Vyriausiasis šefas, vardu Pierre, valdė geležiniu kumščiu, jo antrieji šefai ir padavėjai drebėdavo jo akivaizdoje, nes bet kokia klaida buvo sutikta su griežtomis pasekmėmis. Sera šokiruota stebėjo, kaip Pierre pykčio priepuolyje sutraiškė jauno šefo departi ranką už vienintelę užuominą, kad pažvelgė į jį ne taip. Poros pirminis susižavėjimas miesteliu pradėjo blėsti, kai jie pradėjo gilintis į paslaptis, slypinčias po paviršiumi. Jie suprato, kad net ir šiame mažame miestelėje valdžia ir baimė turi didelę įtaką. Kulinarinis pasaulis, kuris atrodė toks viliojantis, buvo užkrėstas tamsos, kurios jie negalėjo ignoruoti. Sera ir Michaelui keliaujant per šio ramaus miestelio labirintus, jie atsidūrė intrigų ir pavojų tinkluose. Jie nežinojo, kad jų kelionė nuves juos prie akistatos su pačia žmogaus ambicijų ir žiaurumo esme, paslėpta už žavingo miestelio gyvenimo fasado.